kada baigsis šis absurdas. Jau 3 metai girdim iš visų televizijos kanalų. Būkime pilietiški, būkime vieningi. Karas. Būkime pasirengę ginti savo valstybę, nes tai yra mūsų namai. Ir svarbiausia, būkime pilietiški ir susitelkę. Bet staiga praeina keli metai ir viskas apsiverčia. Ką mes dabar matom? Kad valdžia teikia įstatymų projektus, kurie nukreipti ne į kažką kito, bet į mūsų svarbiausia, ką mes turime ir labiausiai, ką mes saugome, tai yra mūsų namus. Teikiami tokie pakeitimai susijęs su nekilnojamu turto apmokestinimu, kuriuos žmonės supranta, kad ne nuo išorės grėsmių mums reikia gintis, bet panašu, kad reikės gintis nuo mūsų pačios valdžios. Reikės ginti mūsų namus. Antra, ką mes girdime, kad tas partneris, apie kurį mes visą laiką kalbėdavom su pasididžiavimu ir akcentuodavom, kad tai yra mūsų strateginis, svarbiausias partneris, kuris padeda mums išsaugoti valstybės ne tik nepriklausomybę, bet ir atremti visas grėsmės, kalbu apie Jungtines Amerikos valstijas. Mums netgi įrašyta į nacionalinę saugumo strategiją, kad tai gyvybiškai svarbės užduotis vykdantis partneris, susijusius su mūsų nacionaliniu saugumu. Staiga mes iš mūsų nacionalinio televizijų radio kanalų išgirstame tokias laidas arba pasisakymus, kad tie, kas palaiko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, supras, kai yra žemo intelekto žmonės. Per žiniasklaidą matom, kad yra tam tikra nemaža Trumpą palaikančios auditorijos dalis, kur yra turbūt šiek tiek, vėlgi nenoriu sakyti taip jau drastiškai, bet žemesnio ir intelektualinio turbūt vėlgi lygmens, žemesnio išsilavinimo ir turbūt žiūrint pagal tuos išpjaustymus, tai jie... Ir kita vertus, esam parlamentinė valstybė. Bet jeigu tie parlamentarai, kurie staiga suabejoja tokia politika ar kelia klausimus, kas vyksta, nes nesupranta, kas vyksta, Seimo pirmininkas reiškia oficialiai arba kelia tam tikras abejonės, kad žiūrėk, mūsų parlamente jau formuojasi 5. kolona. Kaip jūs manot, ką žmonės tai išgirdę galvoja? Mano galva, žmonės ne tik pyksta, aš netgi sakyčiau, siunta. Bet manau, kad šį kartą nepraleisiu to pro pirštus. Ir manau, kad tauta bunda. Todėl darysiu viską, kad mūsų dabartiniai valdantieji ir tie pagrindiniai asmenys, kurie priiminėja sprendimus, neskubėtų. Kalbėsiu su kiekvienu. Susitiksiu su premjeru. Pakalbėsiu su Sauliumi Skverneliu, kad neskubėtų. Nes to nematyti, kad žmonės ne tik, kad įsigandę ir supykę, bet ir gali susivienyje išeiti į gatves, būtent šiuo laikotarpiu. Tai yra tikrai didelė rizika. Ir grėsmė. Grėsmė mums patiems, kurią mes susikūrėme patys savo iš vidaus. Žiūrėsim, kaip gausis, bet tylėti negalima. Nes paskui, neduok Dieve, gali būti jau ir per vėlu.